Dar vienas augalas – kaulažolė, dar vadinama taukė. Iš jos šaknies labai daug gaminama tepalų, tinktūrų visokiausių, užpilų. Taukė arba kaulažolė padeda nuo bronchito, plaučių tuberkuliozės, skrandžio ir dvylikapirščio žarnos opalygių, gerklės skausmui, slogai, nuo pūlinių, kad kaulai geriau sugytų, kada įvyksta traumos, nuo visokių nubrozdinimų, nudegimų, žaizdų, mažina patinimą, padeda atauginti plaukus, labai turi stiprų prieuždegiminį poveikį, stiprina mūsų imuninę sistemą. Dažnai naudojamas kaulažolės šaknis arba net lapai, kad greičiau gytų žaizdos. Bet tuo tarpu gali kenkti ir mūsų organizmui pavojų. Jeigu suvalgysim visą šaknies gabalą ir mūsų skrandį jisai pradės plėstis. Ir jisai taip gali sudaryti kamštį ir be operacijos kitaip neištrauksimės jo. Yra žinoma, kad šaknis turi nuodingų savybių. Kai kurie net sako, kad galima numirti, bet kol kas nesuradau tokios informacijos ir koks žmogus būtų nukentėjęs nuo to. Laba. Tai va, pats metas jos rinkti. Dabar šaknis gaminti visokius tepaliukus, arbatytėm galima net. O čia jos lapukai, šaknis. O atkycė. Dar viena žolininkė atėjo apsilankyti. Taip,